Nu ką, laimingai pasiekėm mes Varšavą su chebrytė, va visą priekį. Eina, va. Žodžiu, važiavom ir davažiavom, o dabar ką, žiūrėsim, ką čia turim toj Varšavoj, blin. Nu. Žodžiu, greitai užsukom pavalgyt, atsigert alučio ir judėsim žiūrėt, kur gyvenam. Taigi, lenkiški apartamentai atrodo taip. Va, tai čia yra 2 dvigulės lovos kambaryje. Čia Vytautas yra prie tualeto atsistojęs. Sveiki atvykę į mūsų namelius. Ateikit, praeinam. Aprodysim. Kas čia? Čia tamsu kaip. Čia yra 2 viengungių kambarys. 2 viengungiai, gražu. Pilna vietos. Čia mano lagaminas jau ten nutrenktas. Čia viena lova didelė, tokia va. Ir mes turim tokį va, kaip čia vadinasi, svetainę turbūt. Kartu su virtuve. Toksai foteliukas. Ir visas šitas grožis 2 dienom su bilietais į Koperniko muziejų mums atsistojo turbūt visiems po 100 eurų, man atrodo, ne? Be kūro. Be kūro. Apie 100 eurų. Tai sakyčiau, ta prasme, už tokius apartamentus ir už vieną pramogą, tai yra labai, Varšuvos centre yra labai protinga kaina. Vienas mažas toks nedidelis pataisimas. Ne Koperniko muziejus, o Santago vandens atrakcionų parkas visai dienai. Čia degustacinis vakaras nusimato, matome labai daug visokio skirtingo alučio pabiručio, o jau čia Mykolas jau testuoja. O čia baiguosi mūsų šio vakaro žaidimas Alijas. Pirmą kartą žaidžiu, žinokit, visai nieko, patinka, važiuojam toliau. Prižaidėm žaidimų žodžiu, o dabar 9:30 vakaro einam ieškoti į Varšavos centrą kažkur tai kebabą, kokį nusipirkti. Zapikankos nori. Žodžiu, zapikankom čia nekvėpia. Mes ties Hiltonu, čia stovim, zapikankos ieškom. Nu, va, ten Hiltonas tiktais, a zapikankos kaip nėra, taip nėra. Žiūrėk, einam ten. Nu va, Vykolas jau surado, kur einam. Einam ten, matai, einam. paeisim biškai bus parkelis ir tada žiūrėk. Žodžiu, va, su chebryte neradom mes tos užkepėlės, neradom. Kol kas. Neradom Dar užkepėlės. nepasiduodam. Bet žodžiu, alučio mes radom, viskas po kol kas pas mus kaip ir gerai vystosi. Šiandien kas yra, penktadienio vakaras, kažkur tai Varšavoje. Dar apšilimas darom. Nu, smagu žodžiu. Žodžiu, vyksta veiksmas toks. Karščiai, einame į Mirovską. Į Mirovską radom kažkokį Mirovską, o Mirovską aš nežinau, kas mūsų tenais laukia. Kad aš savo mieste ant tos pačios gatvės. O Mirovską kokia graži, su kiek gėlių naktį pardavinė, ganėtinai vėlyvą vakarą. Aš be galo laimingas mum pavyko neiššokti į gėjų klubą, čiut neiššokom į gėjų klubą. Per karočią turbūt Marytės kūšio plauką, mes nepapuolėm į gėjų klubą. Dar seniukas češino, Dar sakė, tenais užeikit, gražus vaikinai. Bet... Nes prieš pusę mintas znam, Bet to leidžiasi saulė. Biškai veržoskai, biškai... O, blema, jau, buvo taip, wow. Kebab Super King. Kas sakė, kad nėra kebabų Varšavoj, va? Kebabas, bazaras. Ketvirtį skandi. Štai va, Mykolas laimingas gavęs kebabą Varšavoj. Aš žiūrėjau, mentai nesmakavo, nieks nesidaužė ir dar kebabą gavau. Nu, pasaka, čia pasaka. Konteineriai visi. O, štai taip ir atrodo tas kaip jisai lenkiškas kebabas. Išsivyniosi, pažiūrėsim. O, footlong. Nežinau, dabar man lietuviškas turbūt yra skanesnis, jeigu taip jau atvirai. Nes čia labai daug mėsos, jis labai pailgas, sausas ir kažkokios labai, nežinau, ne kažką. Tai kaip jums dabar šitas vakaras čia toksai po šitą... Pasakiškas. Afigenai. Afigenai, ne? Išėjom kebabo, apėjom rajoną, susipažinom su vietinė liaudim, susipažinom su... Žodžiu, kitais žodžiais apsimostim aplinkui Varšavai, labai viskas kvepia kebabais. Pastatėm bomžui alaus. Bomžų nupirko malaus. Atiduota
Nuo momentų pabėgom prie patėnų. Žodžiu. Eilinis vakaras. Sušopo visi į taksiuką ir varo pas Koperniką vietos. Tai čia gale absoliučiai nulis. Taigi vakar įsikūrėm Lenkijoje, pažaidėm Alijas, suvalgėm kebabą ir šiandien atvykom į mokslo centrą pas draugą Koperniką. Ką mes praveriam duris į mokslo pasaulį. Mane irgi praleisite, ne? Opa. Taip durelės atsiveria į mokslo pasaulį, muziejų. Ir kas čia mus pasitinka iš karto, tai šaratukas kabantis. Ką, mama, matai ten? Varliukės. Tai. Varlūkų matom, varlūkai kokie. Čia visas šitas paviljonas vien apie nuodingus. Čia vienodingi visokie tai. Tokia maža, Varlūkai. Как там мешки там? Położenie takiego pająku gdzieś tam? Chcesz zobaczyć? Wszak jest współczesny. O, toks robotukas susirado draugų turbūt. Toks į visus žiūrė. Oczywiście. W czym mogę Ci pomóc? Jakie tematy chciałbyś poruszyć podczas naszej rozmowy po włosku? Chętnie się z Tobą komunikuję w wybranym. Vau! Pasaulis koks gražus. O, šunukas sustojo. Šunukas pabėgęs nuo lenciūgo. Koks gražuolis. O, pasiruošęs užkariauti kokios tai jaunos gražios merginos širdį. O va taip atrodo smegenėlės žmogaus mirusio nuo Alzheimerio. Va Vytautas burtininkas sėdi va veidrodį, va aš čia va matau ir veidrodį matau. Opa, ir išnyko broliukas kažkur tai. Važiuojam. Kovas. Pavasaris atėjo ir va. Dabar įjungsim Black Vortex. Ką, Kopernikui galim pasakyti viso gero ir labai ačiū jam už parodytą ekspoziciją. Viskas kainavo gal 10 kažkur tai euriukų, 2 valandos. Visai buvo įdomu. Mes dabar randamės senamiesčio paieškose ir labai šalta pasidarė, ko tai einu, man šaltėja ir žodžiu, nežinau, reikės kažkur jaučiu, kad užsukti pasišildyti. Visaip reikia šildytis ir iš vidaus, ir iš išorės kažkaip tai. Nu, aš manau, mes rasim rodą. Tai čia nesusprogdinta, reiškia, buvo stagalis miestas. Čia šitoje aikštėje kažkaip tai užmačiau kažką labai lietuviško. Va ten tas kažką man iš kairės labai primena kažką tai. Va, ir įeinam visų gražumu.
į senamiestį. O, koks čia veiksmo vyksta. Ir arkliukas, ir balandis skraidžia, ir žmonių daug. Ir gatvės artistais, va, kažkoksai tai. Ir eglutė kokia tai, va, Jėzus, kaip čia viskas gražiai atrodo. Matau, kultūrinasi. Visi kultūrinasi, bando suprast, kas čia yra. O dabar šturmuojame bokštą kažkokį tai lenkišką. Čia tokie laiptai labai sukti, visokie eina į patį viršų bokšto. O tenais turėtų kažkokia tai panoramą atsivert gražiai. Tai susimokėjom po 2,5 euro ir žiūrėsim, ką mes iš to piešim. Lipom. Va, dalipom. O, kaip viskas iš aukšto šiandien gražiai atrodo, ką? Mūgė, švieselės, kalėdinė eglutė. Šitoj pusėj. Ar karštas vynelis skanus? Nieko, nelabai. neblogas. Neblogas? Šildo iš vidaus. Šildo. Koksai. Grožis. O, ir sucupės išlindo per langą pasidaryti, kas čia senamiestį vyksta, nu. Žodžiu, ką pasikultūrinom senamiestį vakar, pasikultūrinom ir mokslo centre pas Koperniką, o dabar atlėkiam į šitą vandens parką šiek tiek, išsimaudys, pasipraust, biškį šampūnus pasiėmėt visi, namie vandenį pataupyti reikės. Žodžiu, tai va, viduj, aišku, neišeis pasifilmuot, bet įspūdžių turėtų būti nemažai. Jėjus, tai visai kitos vaizdelis. Čia mus pasitinka ne taip, kaip čia lauke. Viskas niūru, šalta ir viskas paskendę rūke. Ką, einam, žiūrėsim, ką mes čia turim. Vandens atrakcionų parkui pasakėm viso gero, žodžiu. Sustojam degaliniai, įsipilsim kavos degalų ir judėsim namo su labai šiltais prisiminimais iš Lenkijos. Taigi susitiksim kažkur kitur. O čia tokia lenkiška zapiekanka. Tokia, aš sakyčiau, kad čia daugiau kaip yra tokia picanka, kokia tai lenkiška.